su privačių miškų savininkų asociacija dirbam kartu, kiekvieną pavasarį kalbamės, sakom sveikinimo kalbas, perdam linkėjimus ir iš tiesų reikia pripažinti, kad matyt vienas apskritai rimčiausių partnerių aplinkos ministerijoje yra jūsų asociacija su Algiu priešaky. Na, tiek daug darbo darant, tiek daug pasiūlymų teikiant teisės aktų rengime, privačių miško savininkų konsultavime, mokyme ir taip toliau. Na ir apskritai toks didelis indėlis iš šono yra pats didžiausias būtent iš jūsų asociacijos. Aišku, tų klausimų mums pavyko įspręsti ir ne vieną, bet ir šiandien vienas jūsų prioritetų yra pats svarbiausias dėl tų 5% papildomų mokesčių. Priminsiu tik tai, kad tiek aplinkos ministerija, tiek vyriausybė neigiamai žiūrėjo tas iniciatyvas ir nepritarėjo, bet Seimo valia buvo, Seimas apsisprendė šiek tiek kitaip, bet matom, kad reikia vis dėlto dėti pastangas ir gegužės mėnesį pabaigoje kviečiamės kolegas miškininkus iš Latvijos, Estijos, kur kalbėsim Lietuvoje apie tai, kokios yra mokestinės naštos būtent kolegoms iš Baltijos šalių ir kaip reikėtų suvienodinti tą visą tvarką. Na ir atitinkamai, aš kaip įsivaizduoju, mes dar turėsim vienus pirkimus, skiriam tam pinigų įsivertinti apskritai, kokie mokesčiai tenka jums ir ar jie yra adekvatus, ar ne per dideli, ar nesakau, kad per maži, bet iš esmės į tos klausimus turėtų atsakyti į studiją, kurie aš taip įsivaizduoju, geriausiu atveju bus po 2 mėnesių, bet reikėtų žiūrėti realistiškai, matyti, kad rudenį žinosim ir ekspertų atsakymus į tos visus klausimus, kurie tikrai ir jūsų asociacijai bus naudingi. O tuo tarpu vis tiek reikia pasakyti, kad prasmingai naudojami tie pinigai, kurie yra surinkti iš jūsų, maksimaliai įtraukiant ir jūsų asociacijos žmonės. Nuo praeitų metų Algis yra mūsų bendrųjų miškų reikmių programos tarybos stebėtojas narys, kuris stebi visus posėdžius, kaip mes skirstom pinigus, kaip mes kalbamės, argumentuojam, atmetam tam tikras paraiškas ir taip toliau. Na ir man atrodo, privačių miško savininkų įsitraukimas tik tai atneša skaidrumo, bet aišku, dar kartą prie to sąžiningo mokestinės naštos reikėtų grįžti. Aš manau, kad ir su mūsų pagalba, jūs aišku ir taip daro žingsnius ir rezoliuciją matyti trauksit tam tikrus tekstus apie tai. Tai bet kokiu atveju iš tikrųjų buvo tos 4 metus labai smagu dirbti su jumis, labai dalykiškai ir iš tikrųjų linkiu visokiojopos sėkmės. Ir sėkmės Algiui, kur jos manyje padaryta labai daug. Ačiū. Paleidžiu viceministro rezoliuciją, čia kurią dar projektą mes įteiksim apsvarstytą. Viceministras, aš žinau, kad dabar lankosi po visą Lietuvą ir visokiam idėjom ir iniciatyvom, tai linkim padovanoti ir šitą ąžuolą Lietuvai. O jūsų, kadangi Kazys, jūs ir ponas Almakinas, toj pačioj partijoje, susėdėt visi, galit priimti tą protingą sprendimą, nuo kojas. Jeigu reikia kuokos arba kokio nors kito instrumento, pasakykit, padėsim. Aš tik Algiui repliką, kadangi ir pats kandidatuoju į Seimo, o dabar rinkimų įstatymas, nes Seimo nariai bijodami konkurencijos prie Seime tokias nuostatas, kad dovanoti nieko negalima per rinkiminę kampaniją, tai net šito ąžuolo Lietuvai negaliu dovanoti. Iš tikrųjų, ačiū ir naudodamasis progą kviečiu visus prisijungti. Mes šiais metais padarėm pirmą kartą tą iniciatyvą į nacionalinį miškasodį. Ten kol kas tik valstybiniuose miškuose vieną dieną, vienu laiku 11 val. Sodinsim mišką, tačiau aš manau, kad kitais metais ir privačių miškų savininkai prisijungs ir tas miškasodis bus 2 ar 3 kartus didesnis. Aišku, šiais metais siekiam Lietuvos rekordo, bet tada jeigu prisijungsit kitais metais ir jūsų rekordas bus dvigubai didesnis. Mes ir šiais metais prisijungiam labai aktyviai ir dabar daugelis sodina miškus ir netgi sako, geriau aš šiandien pasodinsiu mišką, o tau balsą perduosiu, nes raštu įsakysiu. Visus ačiū jums. Teisingai. Ačiū jums. Gerą darbą.